Fraunhoferė, pasigirsiu, bet netyčia, nes daugiabutį išjungė karštą vandenį. Tai va, čia toks trumpas apšilimui. Ir po to šaltų vandeniu taip stoviu ir galvoju, įdėjau. Ir tada ta mintis tokia, bet aš jau neturiu, tai įdomu, kuris čia iš buvusių dabar padėjau ir kur. Gerai, dar vis apšilinėjau, aš labiau, bet ne jūs. Taip, šiandien papasakosiu tokią informaciją tiems, kurie nori važiuoti su Work and Travel į Ameriką. Arba jeigu važiavot, tai prisiminsit tuos, atgaivinsit prisiminimus. Manau, kad gali būti naudinga. Tai važiuoti su Work and Travel, tai tau reikia atsikelti sesiją, išankstinę sesiją reikia laikyti. Ir tada ten kasdieną, kas antrą tau būna egzaminai, reikia priduoti 3 rašto darbus ir būni 48 valandas nemiegojus ir varai skrydį. Nuskrendi į Stokholmą. Ir tada Stokholme būna va taip, ta prasme, tu smingi realiai ir smingi ir labai gerai Stokholme dar tas saugumo jausmas, kad gali vienoj oro uosto pusėje pasilikti lagaminą ir kitoj užmigti, bet grįžus dar vis rasti lagaminą ten pat. Tai labai tas jau tikrai malonu. Ir kai jau atskrendi į tą Ameriką, bėgi iš karto į lauką, nes reikia prisidegti savo ploną mėtyną cigaretę. Aš dar tokios buvo. Ir stoviu rūkau. Taip vyriškis kažkoks nužvelginėja mane. Galvoju, sako, what it is that you're smoking? It's slams. Do you want to try? No. Why are you hitting on me? I have a wife. Okay, kultūriniai skirtumai, čia mes bairius biškai kitaip suprantam. Ieškau karštlygiškai autobuso iki Atlantic City, turiu į tenai nuvažiuoti, paskutinis autobusas tądien. Mano mobilus telefonas negaudo ryšio. Take a note. Negaudo ryšio, vadinasi, aš neturiu ten pasižiūrėti žemėlapių, bla, nieko nesuprantu. Varau iki to autobuso randu. Įsiraunu. Kišu $100 vairuotojui. Sako, no. What no? This is too big. What do you mean? I can't give you change. You need to give me exactly. Oh my god. Okay. Bėgu iki šalia pastato, ieško bankomato, nuo vienos pusės į kitą pusę blaškausi. Labai baisu. Viskas, grįžtu į autobusą, nieko nepešus. Kaip etatiniai psichiatrinės įstaigos lankytoja puolu prie visų sėdinčių autobuse. Sakau, gal pasmulkintumėt. Ne, nieks nesmulkina. Šiaip patys atrodo ne ką geriau prisidėję ant autobuso langų, plėvelių ir kartoninių dėžių, kad jiems netaip šviestų saulė. Vairuotojas jau neapsikenčia mano tuo šikčiojimu. Sako, gerai, duok. Paimsiu. Gerai, važiuok. Tai tęsinys kitoje serijoje.